Tai labas rytelis visiems. Atsikėlėme, Gabriel šiandien pirmą pradeda vairavimą. Aš blizgu visas sėdis, bet prisipėjau daug kremo, nes vakar labai mane nupūtė vėjas ir labai skaudėjo veidą. Lekiam šiandien biškį kitą kryptim, negu turėtumėm dabar nuo ryto. 20 km varom link vidurio, nors dabar neturim palei vandenyną kilti viršų, bet biškį leidžiamės žemyn 2 km, nes mums labai reikia striukių. Mums labai reikia striukių. Ir čia labai nėra jokių parduotuvių. Jo, nėra absoliučiai jokių normalių parduotuvių, tik maisto kažkokios. Ten tikimės rasti striukių, tikimės rasti rūbų. Mačiau, kad ten yra rūbų, tokių supermarketas, visa kita. Tai tikimės kažką gauti, nes reikia labai tokių neperpučiamų, neperšlampamų, kad ir labai plonos medžiagos, bet kad sulaikytų vėją ir neleistų mums sušalti, nes visi džemperiai tiesiog perpučiami yra. Tai gaila, kad nepasiėmėm iš namų, bet kažkaip aš nežinau, kodėl nepagalvota buvo apie šitai. Tai va, varom dabar iki tos partis, tikimės kažką gauti, po to pratęsim kelelį į viršų. Šiandien varysim link tokio miesto Skagen ir ten susikerta jo viršui, susikerta 2 jūros, Šiaurės ir Baltijos jūra, ir jos tik viena į kitą bangos daužosi. Tai turėtų būti visai fainas vaizdelis. O Jėzus, jau matau. Jau matau. Striukytė. Tobula. O, norėčiau. Nuo pat pradžių į vyrų skyrių reikėjo ateiti. Kaip atrodo? Afigienai. Afigienai? Man atrodo, vaikščiosim su tom pačiom dabar. Va. Super. Apsisukam. Labai gerai. Pasimatuojam viską. Kaip maišas biški. Kaip maišas? Nu taip. Antras dublis. Juodą šį kartą pagavom. Va, vyrų skyriui. Kiek radom šaunų dalykėlių, klausykit. Dažniau reikia. Nu. Pasikelk aukščiau, neapsi... Atvykome į šiauriausią Danijos tašką. Yra daug žmonių, daug turistų, daug mašinų. Niekur kitur Danijoje turbūt nematėm tiek daug tautos kaip čia, o ne? Jo. Yra pasirinkimai takų, žodžiu, bet pagrindinis takas veda iki tos vietos, kur susikerta 2 jūros, Baltijos ir Šiaurės jūra. Tai mes dabar einam ten. 3 km takas yra pirmyn atgal. Tai greitai čia nueisime, manau. Taip, jau dabar esame apsišarvavę, va, aš striukytę tokią nuroviau. Monika, va, tokia lemenė iš vyrų skyriaus. Ne, ir tavo iš vyrų skyriaus. Ne, mano iš moterų. Nu, bet nebuvo kitokių. Ką daryti? Tai labai gerai, aš irgi svaršiau iš vyrų skyriaus. Rinkau tarp šitos ir iš vyrų skyriaus. Pas moterų skyriui buvo raudonos striukės. Jo, tai ačiū jau. Tai ir tokios perpučiamos, madingos atseit. Nu, tai čia nesąmonė. Mums reikia, kad būtų patogu. Mums reikia, kad būtų neperpučiama, šilta, patogu. Tai va. Dar perskaičiau, kad to jūrai negalima maudytis, nes labai pavojinga yra tas jūrų susikirtimas, bangos, ta prasme, tai viena iš vienos pusės ir iš kitos, tai galima tik pabraidyti. O ten va einam. Čia Baltijos jūra. Čia Šiaurės jūra. Monika sakė, dabar jau esam visiškai Scandinavian chicks. Lietuviškai skandinaviškus pupos. Svarbu šilta, komfortas, žinot, haikinimas, nevaržo judesių. Dar reikėtų tokių lazdų ir tai jau šis.
Nu va, ir parėjom. Kažkiek debesiukai renkasi. Gal gerai, kad nusprendėm pirmiau čia varyti, o ne į miestą apžiūrėt. O va šitą kemperį raudoną mes matėm vakar tą miestelį, kur miegojom. Dabar jums jį užstojo. Nu, a girdit, iš toli nuo T6 net nelabai skirias. Abudu tokie gražuoliukai, seksualūs. Tik, aišku, Monikai lipti sudėtingokai yra. Nieko, neapsimesk čia man. Normaliai. Planavom dabar, kad čia vat šito aikštelėje pasidarysim dabar ir valgyt. Ir pavalgysim ir dabar įsim miestą tą Skagen, ar Škagen, nežinau. Bet kadangi liko tik 23 minutės mūsų parkingo mokesčio, o jisai čia pakankamai toks nepigus, kaip ir viskas Danijoje, tai varom į miesto tą parkingą, kur for free bus miesto centre ir ten pavalgysim. Pasidarėm valgyt, pavalgėm, susitvarkėm viską. Susirašėm eit, jau išėjom ir pradėjo taip lyt. Ir tiesiog grįžom atgal, nes iš viso net neturi lyt šiandien. Net neturi, nei lašo nerodo, bet kažkoks užėdėvesis. Ir lyja. Tai dabar gal jau turi baigtis, ne? Man atrodo, jau čia kažkaip šviesiau pasidarė viskas, tai bandysim vėl eiti. Dabar sėdėm, laukiam. Tai vaikščiot per lietų, ta prasme, nieko gero, tai mes niekur neskubom, ramiai pačilinom 15 minučių, kiek čia gavas, gal 20. Ir dabar einam apžiūrėsim miestą. Čia nepasiliksim šiaip miego, čia šiaip pasiparkavom, miegosim vėlgi prie jūros, vėlgi gražioj vietoj. Nu va, biški čia yra pora gražių gatvelių. Pastebėjom tokį vieną įdomų dalyką, kad apačioj namai buvo raudoni visi, o čia viršuj labai daug geltonų. Vienas bendras bruožas tai, kad visi namai pas juos yra arba vieno aukšto, arba jeigu yra antras aukštas, tai jau jisai yra toksai paliepinis, jau stogo apkabintas. Mes pro šitą miestuką pravažiavom skersai, kai varėm į tą susidūrimą jūrų. Tai dieną daug daugiau žmonių buvo, nes tada dar saulė švietė. Ir šiaip toks vidurdienis buvo sekmadienio, o dabar tokia sekmadienio popietė, tai jau visi namuose turbūt kimarina. O turistai jau pajudėjo kažkur. Jo, turistai jau pajudėjo į savo nakvynės vietas. Tik mes čia tokios. Hoteliukuose šituose nakvynė, tai spėjom 200 mažiausia. Nu? 3 žvaigždžiukas, jeigu nesigirdi. Bookingas 1135. Mažiausia? 100 pem. 100 pem mažiausia nakvynė. Nu, va su Gabriu kaip tik kalbėjom apie kainas visokias, tai sakom, kad turbūt kainos, taip grubiai pasakytume, 2 kartus brangiau negu Lietuvoj. Kai kurie dalykai. Ne visi. Pavyzdžiui, ten kuras, sakykim, tolygus, ne? Šiai dienai. 1,7, 1,8 grubiai. Bet maistas, ten kokios pramogos, kažkas dar iki galo negalim daryti išvadų, bet kol kas atrodo, kad tikrai 1,5 karto 2 brangiau turbūt. Šiaip ko jie turi iš tikrųjų daug, tai yra elektros krauti automobilius. Ir Teslų. Ta prasme, nu ir šiaip elektrinių automobilių belė kiek daug. Ta prasme, įvairių rūšių Teslų ir ten visokių, tai net ir Honda lygtais mačiau ar kažką, nu tokių, kur gal nelabai dažnai pas mus kraštuose matosi, tai tikrai nemažai turi. Ir krovimo statelių, kas svarbiausia, ta prasme, yra visur. Aš nežinau, kaime mes važiuojam, ta prasme, 5 namai, degalinė, krovimo stotelė, krovimo aikštelė. Ta prasme, visur. Tai gal tada ir faina tas elektrinės mašinas vairuot, kai iš tikrųjų belia kokiam kaimukai gali pasikraut be problemų ir kraunasi belia kiek, ir tų mašinų belia kiek elektrinių, ta prasme, žiauriai daug. Tai gyvenamasis rajonėlis čia tipo biški už centrinės gatvės, tai nu fantastiškai atrodo. Labai faina, labai ramu. Tvarkinga, ramu, labai patinka. Ai, ir žiūrėjau, maždaug toks namas šitą miestelį, nu gal biški net mažesnis, ne? Apie 8 milijonai kronų, tai kas čia Kaunas dalinti iš 7,5, tai
Milijonas. Limonas kažkur jo. Šitie nameliai. Faina. Apėjome miestą ir radome Lidlą šiame mieste, tai todėl atvykome į Lidlą apsipirkti pusrytuko ir kitų visokių dalykų, kurių mums reikia maistui, nes visos kitos parduotuvės yra brangios. Važiuojame į miegojimo vietą 3 kilometrai, nu labai jau Oho, toli. ypatingai. Pasikrausim tikrai. Taip, atvykom į savo miegojimo vietą, nėra super duper idealiai, esam va grynai už to balto mikriuko čia. Viskas čia yra super iš tikrųjų, va kopas. Čia kopos ir jūra, bet jau mums biškai nepatiko, kad taip va susigrūdė visi. Nu, bet vieta šiaip tai labai faina. Einam dabar iki jūros pažiūrėti ir nemokamai, aišku. Tai aš sakau, čia, man atrodo, čia super viskas. Bet va jau biškai daugiau kemperių ir mums netinka. Oi, lengva yra. Priprast prie gero, kaip sakant, labai lengva. O va čia, va iš karto ir turim. Iš karto vaizdelis. Prancūzijai mūsų labai tokia buvo intensyvios tos dienos, kad mes tik visur spėtumėm ir labai greitos ir tokios labai čia reik ir grįžti tik tai į miegojimo vietą, nežinau, 8-7 turbūt vakaro ir pamiegi biški ir vėl atrodo varai. Tai štai kelionė biški kitokia. Ir mes ir gal norėjom, kad būtų truputėlį kitokia. Labai, ta prasme, aiškus dalykai, ką žiūrim per dienas, ką matom. Ir tai vienas, du dalykai. Kažkokie gamtos ar ten va švyturiai, ar ten miestelis kažkoks mini ar kažkas. Mes pažiūrim juos ramiai, pasivaikštom. Labai tokiu, kaip pasakyti, lėtų tempu. Ir pasimėgaudamos, biški pailsėdamos ir va taip pavažiuojam. Ir mes kempinge 6 valandą. Tu dar paskaitom knygą, kažką ar ten paskrolinę, ar dar kažką paveikia ir va taip vat labai ramiai, labai chill tempu keliaujam po Daniją. Labiau jaučiasi atostogos, o ne tik toksai, kad lėki, nes mes, pavyzdžiui, buvo Prancūzijoje taip, kad varai ir tada jau mes ten apie 1,5 savaitės varėm. Ir tada toks jau pareina, kur viskas, kur tu jau ten atsimenu vienam mieste buvom kažkokiam Gabriel, sako, ne, bliamba, tipo viskas, aš sako, nebesimėgauju miesto, aš tiesiog tipo galvoju, kaip aš noriu greičiau maždaug jį apeit. Nu, tai čia yra nesąmonė. Tai mes tada pasidarėm ten tokias pailsėjimo dienas. Ten buvo ta viena diena, kur prie baseiną kimarinom, tada visą dieną gardai praleidom gulint. Tai dabar šį sykį biški stengiamės atrasti tą tokį balansą. Biškai kažką pavarai, pamatai ir tai mes kiekvieną dieną nukeliaujam bent po valandą kažkur grubiai į priekį. Sugebam praeiti po 90 km, pamatyti kažkokius miestus, kažką. Ir tada su visais pavalgymais, su viskuo mes jau 6 valandą galim leisti savo tiesiog pagulėti, pailsėti. Matysim, kaip čia seksis toliau, kaip čia bus, gal užknis, gal norėsis varyti. Pamatysim, paeksperimentuosim, žodžiu. Tai va. Tai dabar einam pagulėti, va, Gabriel jau sėkmingai tai daro, tuoj parodysiu. Va, jau kojytės užsimestos, jau trapučiai valgomi, žodžiu. Tai žodžiu, aš irgi einu. Viso gero. Labas rytas suraitytas. Gabriel jau nuo rytmečio gražaus apsidaužė visas kelnes avokadais. Kavytė išvirta. Čia jau sidriuko niek šiandien negeria, žinokit, čia iš po vakar. Nesidriukas buvo, o aliukas beje ir toks šlykštus, kad tiesiog čia buvo su greipfruktais, su obuoliais, su dar kažkuo. Tai aš paėmiau su greipfruktais, galvojau, kad bus labai faina ir tiesiog tai buvo baisu, kad žinokit, toks kaip švyturys, kažkoks lietuviška versija. Saulytė šviečia, 20 laipsnių, tai žinokit, visai neblogai, man atrodo. Valgome, aš jau savo sukirtau porciją, atsigeriame kavytės ir lekiam.
šiandien jau maksimaliai neskubėjom, turiu pasakyti. Gėrėm kavytę, pamiegojom normaliai, pavalgėm, pasėdėjom, pašnekėjom, pafilmavom, va. Tai blemba kaip fainiai, pažiūrėkit. Kai tokius ratus turi, tai bet kur gali užvažiuoti turbūt. Važiuojam 1,5 valandėlės, čia mums rodo 106 kilometrai. Iki tokio pirmo didesnio miesto, sakykime, mūsų apžiūrimo. Labai kažkaip Prancūzijai miksinos ten kartu ir gamta, tada miestas, gamta, miestas, pilis, ten, žinai. O dabar kažkaip taip gaunasi, kad gamtą apžiūrėjom visą ir dabar bus miestai ir bus dar biški gamtos, bet dabar vat miestai realiai prasideda, nes tiesiog taip pas juos išsidėlioja šalis. Va, tai varom šiandien į Aalborg, 3. ar 4. miestas pagal dydį. Apžiūrėsim centriuką, ten dar šalia porą vietų esu pasižymėjus, tai matysim, ką norėsis apsižiūrėti, ką ne, ir viską jums parodysim. Nu va, atvykome į aikštelę nusimatytą, radome paskutinę laisvą vietą ir tiesiog tobulai sutilpome į linijas iš ilgio. Tai dabar va, pasipildome atsargų vandens į gertuvę, kai čia slavik pritupimą dabar. Susitvarkome, visko susidedame, ko reikia ir judame į miestą, taip? Nu, žinokit, jau karšta darosi, jau trumpom rankovėm. Jau trumpom rankovėm jau čia nėra taip kaip prie jūros, kaip sakant, vėjas nedaužo, tai ir karšta jau. Žmonės trumpom rankovėm, mes atėjom pasiruošę vėl su džemperiais, nes mums atrodė šalta prie jūros. Čia biškai kitaip. Recorded, and sometimes it makes this sound, and then... Blemba, žinokit, ką tik toksai vyrukas pasigavo mumis. Turbūt 40. Ir tiesiog užklausė apie mikrofoną, koks čia mikrofas, tipo kaip kas, ir tada pusę valandos apie gyvenimą. Tiesiog pusę valandos iš tikrųjų. Viską apie gyvenimą, kur mokėsi, iš kur jo žmona, žodžiu, kur dirbo. Beleką prisiklausėm. Pasakėm, kad keliaujam, kaip ką, sakė labai faina, taip toliau priklausinėjo apie mus, apie latvius, visokių dalykų, žodžiu. Pusę valandos va taip prapliurpėm vidury gatvės. Faina gal. Labai įdomus man faktas, kad visur, atsiprašau, kad visur niekur nėra rakinami dviračiai. Nei jokiam kaimelį, nei va šitam mieste, kažin kai vaizdelis bus Kopenhagoje, ar taip pat, bet absoliučiai Pasistato ir nueinu. Jo, viskas. Kupšės ten uždėtos, Belekas. Nėra tokio dalyko kaip užraktas tiesiog. Kalbam su Gabriel, kad kažkaip emocija tokia šitam mieste nėra, kad super duper. Labai energija tokia tvyro. Labai daug tokių kažkokių gal narkomanų, kažkokiom kreivom akim, kreiviais nukeliais, tokių bežiūrinčių, ar alkoholikų tokių besitampančių, nežinau, kažkaip ir jaunimėlis tokie marozėliai, tai aš nežinau, ar čia mums taip supuolė, ar čia vaidenas, bet kažkaip nėra, kad viskas faina, gražu. Tikrai gražu, bet kažkoks yra toks jausmas. Nežinau, kažkaip gal ne iki galo. Ne iki galo patiko, ne iki galo rekomenduojam turbūt, ne? Jo, bet šiaip atvaryt, pažiūrėti centrą, tai gražu. Jo. Tai va, tai žodžiu, tokia įdomus miestukas.
žinokit, pavargom, parėjom, sukaitom, nu dabar jau biškiai atviesom. Mėgstinė ant rankinukų. Ant tašės mėgstuką, biškiai žandai raudoni, kaip matot, padėkti. Tai žodžiu, pasvaikščiom nemažai, apie 8 kilus, 8. Ir dabar varom apie 1,5 valandos 2 iki link kito miesto ir ten kažkur miegosim, o rytoj laikysim tą kitą miestą. Tai va, o poryt turėtų būti kai kas labai linksmo. Turėtų būti Legolandas. Pažiūrėsim. Lega. Jeigu nieks nepamaišys, Legolandas turėtų būti poryt, tai pasižiūrėsim kaip orai, kaip kas nusipirksim bilietus. Gal šiandien, ne? Jo. Žodžiu, Gabriė man gavau ramiai pasėdėsiu mikrę, Gabriė parašė, ateik, kaip čia įdomu. Kažkas įdomaus, sakau, kas dabar? Ir sako, jinai man savarankiškas prisijėmimas į kempingą. Va čia taip nėra dar buvę. Matai, jie dirba šiaip iki 4 pirmadienį, ketvirtadienį. Ir visą kitą laiką nuo 7 iki 11 gal. Savarankiškai, prašau, gal ir protingai. Namukai gražus, oi pažiūrėsim, kaip čia tas savarankiškas įsičekinimas veikia. Čia dabar reikia analizuoti. Tai juokauju, čia to, kaip mes dabar čia turim A3. A. O kur įvažiavimas yra čia? Jo. A3. Ne. 7, taip. Du 9, tai kas gaunas? Su depozitu čia. Ai, su depozitu, tai gerai, depozitą grąžins. O čia jau ne tavo reikalas. O čia jau. Iš kur mes esam? Mes nesam kiti kažkokie. Mes esam lietuviai. Tipo. Kiti? Atsiprašau. Lichtenšteiną. Dar Lichtenšteiną pirmiau met negu Lietuvą, nu tai atsiprašau. Nežiūrėkit numerių. Toks biški gali ir nukrist, aišku. Tai biški nepasižiūrėjęs. Va. Nu, ką žinau, normaliai. Šiaip labai keista. Labai daug va tokių va sustatytų palapkių su traileriais, su priekabutėm tokiam atitemptom, kurie tenais numatos, ta prasme, augalų prisistatė, gėlių, visų lauko baldų, ta prasme, įsirengė kaip namus, ta prasme, arba tinukai palikti viskas ir matos, kad ne šiam vakarui išėjo, ta prasme, o taip normaliai tiesiog išvažiavę ir čia ilgalaikiai tokie sodai, sodybos, kaip pas mus būna, ta prasme, o jie tiesiog va, kempingė moka turbūt už tas vietas ir nuolat laiko, va, Monika jau iškart stabdukus, kad nenurėdėtume. Va, dabar saugiai jau, nenukrisim. Tvorom atsitvėrė. Šašlikinė. Šalituvas yra spintos, šašlikinės. Skėčiai, vat vis, aš nežinau, gal tikrai, kaip Gavrė sako, sodai, bet aš, negali būti, kad jie čia sodus turi, bet tikrai būna savaitę 2, manau. Va, tvorėlės, gėlytės, va net vėliava išsikėlė. Viduj lempo, žodžiu. Nu, įdomu, šitas įdomu, šiaip ką jie čia daro, reikia pakalbinti gal. Paklausti, ar kaip čia jie šitaip atostogauja. Nes įdomiai atrodo labai. Taip atrodo, kad ilgam laikui jie čia būna. Atrodo, jie gyvena čia. Gyvena, jo. Geras bouncy castle. Geras bouncy castle. Patiko? Gerai, ko ilgiau nebuvot? Užtenka kuklyje, ne? Gerai. Va, prašau. Stalo futbolas. Čia šachmatai, o čia visur baseinas po uždaru stogu. O čia yra virtuvė bendro naudojimuose. Va, jeigu norite pasiorkaitint.
Jo, šiaip neteko matyti tokio kempingo turbūt. Einam išsiskalbti. Kažkaip čia pabandyti, pažiūrėti, kaip čia kas vyksta. Didelės mašinos. Matysim. Are saying bye 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 bye. You are saying nefilmuoji. Ką mes veikiam vakarais? Ką? Ne, tai pabaig Ne. dainuoti.